Sveiki prisijungę prie LinkedIn kurso Asmeninis įvaizdis LinkedIn platformoje. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkote būtent šį kursą pradėti savo kelionę LinkedIn, galbūt ją jau pradėjote tai stiprinti ir gilinti savo žinias šioje srityje. Mano vardas yra Kotryna Kurt, aš esu įmonės LinkedIn įkūrėja ir vadovė ir jeigu dar nesame susijungę ir nedraugaujame LinkedIn, tai būtinai išsiųskite pakvietimą tiek man, tiek sekite LinkedIn, nes mes dalinamės įvairiomis naujienomis apie LinkedIn. Na ir mano pačios patirtis yra tikrai įvairi ir jau 8 metus dirbu su šia platforma, į ją gilinuosi, kiekvieną dieną kartu su komanda žiūrime įvairiausias naujienas, tad ir šis kursas bus pilnas įvairiausių žinių, kurios ne visuomet yra pasiekiamos viešai. Per šiuos 4 metus mes su komanda dirbame su įvairiausiomis įmonėmis, nuo didelių korporacijų iki mažų startuolių ir visos šios žinios, kurios bus rodomos šiame kurse, yra iš tikrųjų surinktos ties darbu su didelėm ir labai mažom įmonėm ir organizacijom. Ir labai tikiuosi, kad nesvarbu, kokioje įmonėje esate, ar šį kursą perkate kaip privatus asmuo, visos šios žinios jums bus vertingos. Šis kursas yra sudarytas iš keletos temų. Tai visų pirma pradėsime nuo asmeninio įvaizdžio reikšmės LinkedIn. Kodėl tai yra svarbu? Daugelis žmonių apie tai kalba, bet galbūt ne visi iki galo supranta, kokia yra asmeninio įvaizdžio reikšmė mūsų gyvenime ir mūsų karjeroje. Toliau kalbėsime apie socialinį indeksą, tai Social Selling Index. Ir būtent šis indeksas mums parodys nuo 0 iki 100, koks yra stiprus jūsų LinkedIn profilis. Tada kalbėsime apie profilio optimizaciją, kaip susitvarkyti profilį ir kokie yra gerieji pavyzdžiai, į kuriuos reikėtų žvelgti. Kalbėsime apie LinkedIn turinio kūrimą, kaip jį kurti, nuo ko pradėti, kaip atrodo geras įrašas. Taip pat įsitraukimo svarba, taip kad reikia ne tik tai kurti mums patiems, bet ir įsitraukti į jau egzistuojantį turinį šioje platformoje. Ir taip pat pakalbėsime apie pažinčių rato plėtimą LinkedIn, kaip kurti bendruomenę aplink savo brandą, aplink savo įvaizdį asmeninį, taip kaip suburti žmones ir sekėjus. Ir galų gale viską pabaigsime kalbėdami apie duomenimis pagrįstais sprendimus ir taip pat socialinių tinklų etiketą, koks jis yra LinkedIn platformoje ir ką vertėtų žinoti, ko galbūt vengti, nedaryti ir panašiai. Ir tikiuosi, kad esate pasiruošę, tikiuosi, kad norite stiprinti savo įvaizdį ir profilį ir linkiu visiems gero mokymosi.